Mums čia kai kas sako, žinot, krizė jau pasibaigė, ten BVP truputį susviravo į teigiamą pusę. Pažiūrėkit, kas darosi viešoje erdvėje, valdymo erdvėje, teisingumo erdvėje. Kur baksteli, ten problema. Ir čia yra, kur problema, kad iš tikrųjų dabar jau taip tiek tų faktų yra daug, kad juos sugromuliuoti, įvertinti ir priimti sprendimus darosi iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir kad tikrai, kad teisingumas vykdomas tikrai neteisme. Įvykdysime jį. Bet toks yra pasakymas. Ko jūs kabinėjatės? Geri vyrai. Tai aš tą prisimenu tarybiniais laikais, reiškia. Geras vyras, truputį ten suklydo. Tai čia, žinot, buvo grupės draugų psichologija. Dabar grupės ponų susitelkė, elgėsi lygiai taip pat, pagal tą patį modelį. Neblogas vyras. Štai mes kalbėjom netgi ne apie teisingumą, o labiau apie tuos, kurie jį vykdo. Tai kodėl žmonės pasigenda teisingumą? Tai klausimas yra, kas bus teisėjų teisėjai. Teisėjai turi būti piliečiai. Ir kol mes busim po vieną, kol mes kalbėsim po vieną, o jie yra susitelkę, susijęmi už rankų, jie yra prokuratūroje. Turi struktūras. Taip. Jie turi valstybės saugumo departamentą, jie kol kas nieko nebijo. Tai kol piliečiai bus neorganizuoti, tol jie iš tikrųjų ir toliau vykdys teisingumą tikrai net teismuose. Profesorius Glys? Aš tiesiog turiu pratesti ir šiek tiek kartuodamasis, kad iš tikrųjų, matot, žmonės pas mus yra išbarstyti į savo butus, žiūri televizorių ir piktinasi, kodėl kažkas kažko nedaro. Ir tai vyko dėl to, kad mums įskiepijo individualistinę mąstyseną. Man gerai, nieko daugiau nereikia. Plaukit, pavyzdžiui, mano gyvenimas yra geras privačiai. Bet kaip pilietis aš jaučiuosi blogai, kadangi mano pilyje, mano valstybėje prastai tvarkomi bendrieji reikalai, taip pat ir teisingumo reikalai. Ir mes turime išeiti iš tų savo kamarėlių ir pradėti reikalauti teisingumo. Bet dabar tokia situacija, jog žmonės, savininkai valstybės bėga, o tas, kas uzurpavęs valdžią, tas lieka. Tai jie priėmė ir taip pasitvarkė, kad iš tikrųjų, kad bėgtų, nes tie, kurie dar gali kalbėti, jie visi atsidūrė yra Amerikoje, Airijoje, Anglijoje, o čia lieka tie, kurie arba tyli, arba tarnauja, kaip koks myželis. Taip, iš tikrųjų, mes, pavyzdžiui, netekom nemažos dalies aktyvių žmonių, sakysim, ten 35, 40, 45 metai. Jie neišgyveno, ašgi pažįstu daugelį žmonių ir man, pavyzdžiui, ponios Degutienės ta mintis, kad jinai nesupranta, kodėl žmonės emigruoja. Reiškia, jie čia neišgyvena, jie čia blogai jaučiasi. Ir, reiškia, tos mes neturim kartos aktyviųjų žmonių, kurie galėtų organizuočiau, aiškiau, garsiau pasakyti, mes norim teisingumo, efektyvumo, geresnio turto paskirstymo ir taip toliau. Bet jūs pavadins tada minia, gatvės teisingumu, garliaviniais, nes jūs nieko negalite, jūs neturite valdžios. Ne, tai čia kažkas pasisavino tą monopolį, kad jie gali pavadinti piliečių sambūrį minia. Ir čia yra didžiulis manipuliavimas žodžiais. Dėkui. Tai yra piliečiai. Dėkui, tai buvo tiesioginė Lietuvos radijo laida Akiračiai, kurią taip pat tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija. Laidą vedė Tomas Dab.